2004 metų sausis. Kaunas, Vilijampolė. Neramumų centras. Kitaip negalima šios vietos pavadinti. 3 jaunuoliai, slėpdami savo veidus, prieina prie buto. Jis, aišku, ne jų, o šiek tiek pasisukioja prie durų, tuo įsiveržia į butą. Planas labai paprastas. Išnešti viską, kas vertinga. Namuose žmonių nėra. Nusikaltėliai, iš kurių 2 buvo nepilnamečiai, tai žinojo, nes buvo iš tos pačios mokyklos, kaip ir čia gyvenęs Audrius Rimas. O kaimynai nelabai ką ir galėjo keisto suuosti, nes iš Audriaus šie draugai buvo pavogę buto raktus. Apiplėšimas, žinoma, sėkmingas. Buvo pagrobta įvairių daiktų už maždaug 3370 litų. Va čia tai grobis, bet aišku, jiems to negana. Ta patį mėnesį dabar jau vienas pagrindinis vadeiva, grasindamas daiktų, panašių į pistoletą, įsibrovė į butą Kulvos gatvėje. Kur pinigai? Duodi greitai. Šį kartą pavyko įsisukti be smurto. O laimikis toks didelis. Visi 20 litų. Tačiau Vytautas Apolianskas, šios istorijos monstras, žinomas ne dėl plėšimų. Ir nuteistas jis iki gyvos galvos už daug žiauresnius nusikaltimus. Pirmas nutiko 2004 metų, vasario 23 dieną, autobusų stotelėje ties Neries krantinės ir Kuršėnų gatvių sankirta. Tada buvo dienos metas. 70-metė kaunietė Irena Mintaučkienė ruošėsi savo reikalams. Ir nors tokio amžiaus reikalų buvo tikrai daug, ji buvo linksmai nusiteikusi. Vytauto Didžiojo universiteto tautinių šokių ansamblio Žilvitis kanklių grupė reikalavo daug dėmesio, kaip iš vadovės ir ilgametės Gruodžio konservatorijos pedagogės. Moteris paskyrė savo gyvenimą muzikai ir jaunų žmonių mokymui. Bet dabar likimas atsisuks prieš ją. Gal jei Irena būtų buvusi ne viena, ar pastebėjusi užpuoliką, bet Vytautas Apolianskas puolė iš pasalų, lyg koks žvėris. Vienas smūgis senoliai galvą. Ji vos įstovėjo ant kojų. Užpuolikas nebuvo koks vaikigalis. Smūgis buvo labai stiprus. Dar vienas smūgis į liemenį. Moteris dar bandė kažkaip gintis, užsidengti puolamas vietas, bet tai buvo bevaisis pastangos. Vytautas dar porą kartų stipriai trenkė į galvą. Irena parvirto ant žemės. Po tokio užpuolimo, vos be palaikydama sąmonę, ji meldėsi ir tikėjosi, kad užpuolikas po tokio smurto ją tiesiog paliks. Gal kas gatvėje eis, iškvies pagalbą. Deja, paskutinis spyris buvo Irenai tiesiai į galvą. O to pilnai pakako sužaloti moterį negrįžtamai. Vytautas iš kraujose gulinčios moters pagrabė rankinę su joje buvusiais daiktais. Ir nors žmonės pastebė Irenos kūną gan greitai, toks užpuolimas mirtinas. Daktarai dės visas pastangas, net 2 savaitės. Tačiau Irena Mintaučkienė po užpuolimo ligoninėje mirs. Vien dėl to, kad nelaiku stovėjo autobusų stotelėje. O Vytauto turtas, ohoho, pagrobė visus 30 litų. Taigi, prieš judant toliau, kas po velnių yra šis monstras Vytautas Apolianskas? Na, Vytautas Apolianskas 2000-uosius mokslo metus užbaigęs Petro Vileišio vidurinėje mokykloje. Jau pradinėse klasėse, nepasižymėjęs paklusnumu ir geru elgesiu, berniukas mirus mamai, iš kurios jau gerokai anksčiau buvo atimtos motinystės teisės, na, jisai tapo iš viso beveik nesuvaldomas. 4 metus praantramečiavęs Vycka vadintas Vytautas Apolianskas 2000 metų rugpjūčio 31 dieną atsiėmė savo dokumentus iš Petro Vileišio mokyklos ir ketino toliau mokytis Kauno statybininkų rengimo centre. Tačiau į moksleivių sąrašus kaip ir nebuvo įtrauktas, nes nusikaltimai jį prisivijo ir teko kelis metus pasėdėti pataisos namuose. Vytautas buvo įtariamas vagystėmis ir 2 plėšimais. Iš pataisos namų atlikęs bausmę Vytautas Apolianskas sugrįžo tik 2003 metų pabaigoje ir netrukus iš savo tėvo buto išsikėlė. Vytautas įsikūrė kažkur tam pačiam rajone ir nuolat sukiodavosi apie savo buvusią mokyklą, bandydamas atstatyti savo autoritetą, tarp buvusio moksleivių
Ir ypač tarp jaunesnių moksleivių, nes jo planas buvo ir vėl tapti šios teritorijos vadeiva. Žinoma, zonos veterano aureolė darė įspūdį fiziškai silpnesniems. Juo labiau, kad Vycka nesidrovėdavo prieš jam nepaklususius mokinius pamosuoti ne tik kumščiais, bet ir peiliu. Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymo reikalams Lina Dekarienė tuo metu tikino, jog budėtojai Apoliansko į mokyklą neįleisdavo ne tik pamokų metu, bet ir į užklasinius renginius. Vycka, aišku, kelis kartus veržėsi į sporto salę pažaisti tinklinio. Tačiau jam buvo atsakyta. Vis dėlto žurnalistų kalbinti moksleiviai sakė, jog Vycka užsukdavo į mokyklos valgyklą papietauti. Sunku buvo sugaudyti mūsų Vycką, kai jis taip savo mokyklos buvo pasiilgęs. Ir šiaip, jam ganėtinai stipriai pasisekė šioje zonos vadeivos rolėje. Netrukus jau turėjo netgi kelis sekėjus. Iš kalinimo vietos sugrįžęs Apolianskas subūrė savo gaują ir pagal populiarų kriminalinį serialą pavadino Brigada. Susidūrė su kitų į tą patį veiksmo rajoną pretenduojančių gaujų konkurenciją, Apolianskas ketino kreiptis į patį nusikalstamo pasaulio autoritetą, Henriką Daktarą, kad šis priglaustų jo grupę po savo sparneliu. Bet pamenat tą Arimo butą, kur Vytautas apiplėšė. Pirmas keistas dalykas apie tai, kad Rimas buvo kaip ir šios gaujos narys. Ar jau bent buvo pastebėtas būnant su jais? Matyt, nėra jokios garbės tarp vagių. Taigi, pagal informaciją, 2003 m. spalį Vytautas Apolianskas nurodė Rimui išdaužti Varnių gatvėje stovėjusio automobilio Peugeot 605 stiklą ir pagrobti grotuvą. Nusikaltimo organizatorius su dar vienu tyrimo metu nenustatytų asmeniu stovėjo šalia ir žiūrėjo, ar gerai darbuojasi nepilnametis. Gal visgi blogai pavogė tą grotuvą, todėl ir buvo pats apšvarintas. Bet Vytautas Apolianskas mėgo ir vienas pasiauti. 2003 m. lapkritį Varnių gatvėje prie tilto buvo sumuštas ir apiplėštas vyras, o dar 2 plėšimai įvykdyti Neries krantinėje ir netoli tekstilės kombinato. 2 vyrai neteko asmeninių daiktų bei dokumentų. Bet čia nuotykiai nesibaigė. Įtariama, jog 18-metis, keršydamas dėl neva apie jį bei jo merginą skleidžiamų apkalbų, sumušė nepilnametį NG, kuriam peiliu sužalojo rankas ir kojas. Ir va čia po ilgų tyrimų išaiškėjo labai keista, kone vieša paslaptimi, buvusi 2 tos pačios mokyklos 10-okų sužalojimo istorija. Tuomet į Kauno medicinos universiteto klinikas buvo atvežti 2 sužaloti 16-mečiai. Nerijui G buvo sulaužyta nosis ir peiliu sužalota ranka bei koja, o jo bendraklasiui Lukui F sužeista krūtinė bei sėdmenys. Bet tai kas nutiko čia? Pagal bylos duomenis, apie 21 valandą išėję apsipirkti į netoli mokyklos esantį prekybos centrą Norfą, namo jie parbėgo kruvini ir ištikti šoko. Vėliau berniukai teisėsaugininkams teigė, jog juos nei iš šio, nei iš to gatvėje užpuolė ir sužalojo nepažįstami asmenys. Pareigūnai nepilnamečių pasakojimų kaip ir nelabai patikėjo, tačiau šie atkakliai laikėsi savo versijos. Gal tai buvo baimė. Nes, kiek suprantu, net sužeistų paauglių tėvai kaip ir padėjo savo vaikams slėpti įvykį ir pedagogams visiškai nepranešė. Tačiau tuomet daugelis tos mokyklos moksleivių kalbėjo vieną. Tai turbūt Vytauto Apoliansko kompanijos darbas. Sklido gandai, kad nepilnamečiai Apoliansko nemalonėn pateko, kažkaip įžeidė jo draugę Ievą. Va ko užtenka Vytautui, kad bandyti nužudyti mokyklos draugus. Bet peršokime vėl į tuos 2004 metus, nes Vytautas dar turi 2 aukas, su kurioms jis pasielgs daug žiauriau nei su senolio stotelėje. Ir kas keisčiausiai, kad antrą savo žmogžudystę Vytautas Apolianskas įvykdys tą pačią vasario 23 dieną. Apiplėšti Audriaus Rimo namai. O dabar kraujo troškulys Vytautą vedė kiek toliau. Audrius tą dieną grįžo iš mokyklos. Gyveno jis tik su mama, tad pavalgė ir išskubėjo pasakęs tik kelis žodžius. Tokio amžiaus vis buvo reikalų. Bet pagrindinė problema buvo tai,
jog Audrius, nors ir buvo kelis kart pastebėtas su bendra šia gauja, jis Vytauto manymu per daug žinojo, o tai Apolianskui nepatiko. Audrius buvo atviliotas į apleistą fortą. O tada prasidėjo egzekucija iš tų žmonių, kuriuos galbūt Audrius laikė draugais. Pirmas smūgis atėjo iš Vytauto, bet toliau sekė ir kiti. Audrius nespėjo apsiginti, o pargriuvus prasidėjo kojos, nes svarbu, ką vaikinas rėkė ar kaip prašė pasigailėjimo. Šiems monstrams tai buvo nemotais. Smūgių nebuvo gana, kraujo troškimas virė ir toliau sublizgėjo peilio ašmenys. Vytautas suvarė į Audrių į kaklą ir dar kartą. Kiti neatsiliko, surado nudaužtą butelį, taip pat prisidėjo dūriais, pasigriebė pagalį, smūgavo Audriui per galvą. Po visos šios egzekucijos Audrius buvo dar gyvas. Per kažkokį stebuklą jis vis dar kabinosi į gyvenimą. Bet Vytautas tuo pasirūpino. Virvė ant kaklo ir stiprus smaugimas. Bet pasak kai kurių ekspertų, net ir to nebuvo gana. Šiems žvėrims atrodė, kad vienintelė išeitis, kaip užmušti Audrių, yra imtis žiauriausių priemonių. Jie apipylė jau leisgyvį Audriaus kūną benzinu ir padegė, sudraskydami Audriaus paskutinius gyvybės lašus. Viena žiauriausių egzekucijų, apie kurią esu skaitęs. Už ką bet koks žmogus to nusipelnytų, aš jums negaliu atsakyti. Bet ant kiek pas tave mažai turėtų būti žmogiškumo likę, kad tu prisidėtum prie to, prisidėtum prie tokios egzekucijos. Gaujos taisyklės. Kol ne mane, tol gerai. O Audriaus kūnas buvo atrastas ne iš karto. Visgi vietovė, apleistas fortas, žudikams padėjo. Audriaus mama, nesulaukusi sūnaus, kreipėsi ir į žiniasklaidą, ir į policiją. Audrius tokių pokštų kaip ir niekuomet nebuvo iškrėtęs. Mama sūnaus ieškoti bandė, net ant stulpų klijuodama jo nuotraukas. Tačiau į šį prašymą padėti niekas neatsiliepė. Tik tai 2004 metų, kovo 2 dieną, apie 17 valandą, apleistame forte, šalia Josvainių ir Kėdainių gatvių sankirtos, rastas žiauriai sumušto ir sudeginto 15-mečio Audriaus Rimo kūnas. Deja, ilgai kitos aukos Vytautui ieškoti nereikėjo, o būtent šį nusikaltimą jis planavo iš anksto. Taigi pamenat, kai sakiau, kad ši gauja planavo pagalbos ir palaiminimo prašyti iš Kauno daktarų. Na, tai vienas Vileišio mokyklos moksleivis, 6-klasis Edgaras, turėjo būti šio viso palaiminimo tarpininkas. Edgaro tėvas yra kartu su šeima negyvenantis Henytės pusbrolis, tad tai turėjo pagelbėti Vytauto gaujai. Tačiau istorinis strielka neįvyko, nes Vycka kažkaip sužinojo, kad Edgaras kai kam prasitarė apie kruopščiai, net nuo saviškių slepiamą Apoliansko gyvenamąją vietą. Vaikinu nuspręsta atsikratyti, o egzekucija įvykdyta požeminėje pėsčiųjų perėjoje. Vasario 25. Edgaras, gyvenęs Vilijampolėje, Neries krantinėje, sugrįžęs iš mokyklos į namus, papietavo, kiek nusnaudė ir apie 15 valandą pasiprašė į netoli namų esantį kompiuterinių žaidimų saloną. Tačiau namiškiai jį išleido nenoriai, nes prieš savaitę vaikinas nusikalto. Negrįžo į namus nakvoti. Na, žinant, kad tyrimas nustatė, jog Edgaras buvo susijęs tiek su šia jauniklių gauja, tiek kažkiek su daktarais, nekeista, kad jis į namus ir negrįždavo. Aišku, Edgaras pats namiškiams irgi niekada nieko nesakydavo, kur būdavo dingęs. Tačiau šį kartą Edgaras namo turėjo sugrįžti iki 18 valandos. Kai 18 valanda praėjo, visi sunerimo. Po šio dingimo vaikino močiutė apsilankė ir pas kompiuterinių žaidimų salono šeimininkę, kurią visi aplinkinio rajono paaugliai vadino teta Leontina. Tik su ramentais te galinti vaikščioti teta Leontina tarp nepilnamečių turėjo didelį autoritetą. Akistatai ši geranoriškos išvaizdos moteris sakė, kad paskutinį Edgaro apsilankymą prisimena labai gerai, nes berniuko močiutė buvo prašiusi pasikalbėti su vaikinu ir įtikinti nebėgti iš namų. Todėl, kai netaip jau dažnai kompiuterinių žaidimų salone besilankantis, anot Leontinos visuomet mandagus ir besišypsantis nepilnametis vėl čia užsuko, šeimininkė pasisodino jį šalia savęs ir ilgokai kalbėjo, kad jo negrįžimas į namus
ypač skaudina močiutę. Ir Leontina nebuvo iš kelmo spirta. Jos žodžiai paveikė Edgarą. Susigraudinęs Edgaras pasižadėjo taip daugiau nedaryti, o Leontina berniuko užlitą įsipirktą žaidimų kompiuterių pusvalandį prailgino dar 10 minučių. Vėliau vaikino bendraklasiai atsiminė matę, kaip Edgaras išėjo iš kompiuterinės ir įsėdo į miesto centran važiuojantį autobusą. Edgarui galbūt tetos Leontinos patarimai pakeitė gyvenimą, ar bent suteikė naują perspektyvą. Deja, Edgaras teturėjo kelias valandas pasidžiaugti šiuo nauju gyvenimo supratimu. Ta lemtinga diena, kai paprastai drausmingas ir be galo komunikabilus paauglys iki komendanto valandos namo negrįžo, namiškiai bandė jam prisiskambinti į mobilų telefoną, kurį nepilnametis nešiojosi ant kaklo. Tačiau, kaip manau supratote, į skambutį niekas jau nebeatsiliepė. Vasario 25 vakaras, tarp 18 ir 20 valandos, požeminė perėja. Edgaras keliauja ją. Bet čia jo mirties tunelis. Vytautas jau buvo viską suplanavęs. Pats pakvietė kitoje pusėje susitikti. Bet Edgaras kitos pusės nepasieks. Vytautas iškart puolė iš pasalų. Peilio dūris tiesiai į gerklę. Edgaras net neturėjo momento kovoti atgal. Viskas, ką dabar daryti? Dar bandydamas užspausti žaizdą, Edgaras suklupo. Vytautas nepuolė padėti tariamam draugui. Vietoj to jis nuplėšė nuo kaklo kabojusi Nokia 330 telefoną, kuris buvo vertas apie 100 litų, ir pasišalino naktyje, palikdamas Edgarą nukraujuoti. Ši pėsčiųjų perėja, kurios viena atšaka vedė į Nemuno krantinėje prišvartuotame laive įrengtą populiarų restoraną Medūza, buvo apgaubta nekokios šlovės. Todėl vakarais ar naktimis į ją nusileisti ryždavosi tik nedaugelis. Kurį laiką nužudytasis nebuvo atpažintas, tad į morgą paeiliui buvo kviečiami visų pastarųjų metų dingusių paauglių artimieji. Teismo medicinos ekspertai nustatė, kad apie 6:30 minučių ryto rastas Edgaras buvo nužudytas maždaug prieš 12 valandų. Paauglys mirė staigiai nukraujavęs, o jam buvo perpjauta vena ir miego arterija. Kas keisčiausiai, kad nužudytojo artimiesiems grasinta telefonu ir po paauglio mirties į patėvio mobilųjį telefoną paskambinęs anonimas teiravosi, kaip šeima laikosi netekusi Edgaro. Nors informacijos apie tai nėra, mano nuomonė, čia buvo Vytauto bandymas įrodyti, koks jisai kietas gaujos lyderis yra. Ir kaip vis dėlto jis viską gerai suplanavo. Laidotuvių metu nužudyto artimuosius saugojo net policija. Bet pasirodo, tai buvo tiesiog kalbos. Taigi Vytautas norėjo daktarų užnugario. Bet dabar nužudė vieną iš jų vien dėl to, kad jis prasitarė kažkam. Bet Vytautas nebuvo bailys, oi ne, jis pradėjo skleisti kalbas, kaip jis ketina Henriką daktarą nužudyti, kaip jisai čia dabar didžiausias šulas. Tačiau vėliau brigados vadeiva galbūt susiprotėjo ir įsigando galimo Henytės keršto. Aišku, šiuos dar net 19 metų nesulaukusio ir intelektu nepasižyminčio jaunuolio planus galima buvo laikyti tiesiog neįtikėtinais paistalais. Tačiau policijos pareigūnai per kratas surado 4 specialiai tai operacijai parengtus šautuvus. Pats Henytis savo giminaičių nužudymą komentavo trumpai ir patarė įtariamiesiems prieš atvykstant į pataisos namus ruošti užpakalius. Tikiuosi Vytauto užpakalis jau paruoštas, kaip sakant. O bendrai po šių išpuolių Vytautui pavyko pasislaptyti net kelias dienas. Bet jis buvo sulaikytas drauge su dar vienu Vileišių vidurinės mokyklos 11-oku. Šis rugsėjo mėnesį turėjo švęsti pilnametystę. Nors gaujai ir gerai sekėsi kurį laiką, bet visgi jie nebuvo labai protingi. Vytauto sulaikytas draugas Laurynas, šis nepilnametis garsėja nesugyvenamu ir agresyviu charakteriu. Pasak pedagogų, dėl nuolatinių nesutarimų Laurynas mokėsi skirtingose klasėse net nuo savo brolio dvynio, o autobusu važiavusius Vytautą Polianską ir Lauryną kriminalistai sekė jau nuo pat Žaliakalnio. Sulaikė vaikinams išlipus autobusų stotelėje Kęstučio gatvėje. Sulaikymo operacijoje dalyvavo net 3 pareigūnų ekipažai. Ikiteisminį įvykio tyrimą atlikę tyrėjai prieš Polianską turėjo rimtų įkalčių, nes teismas jau buvo jį leidęs suimti už akių, dar prieš sulaikant. Pagal informaciją, nors per kratas įtariamųjų butuose nei dingusio Edgaro telefono, nei laikrodžio taip ir nerasta,
tačiau paimta nemažai kitų tyrėjų sudominusių daiktų. Bet ne tik 2 pagriebė policija. Iš tiesų, sulaikė net 4 Kauno senamiestyje bei Vilijampolėje gyvenančius nepilnamečius, tarp kurių net 2 merginos. Va čia lygybė. Kas sako, kad smurtauja tik vyrai? Įtariamieji jau anksčiau sulaikyto Lauryno R. brolis dvynys Andrius bei 17-mečiai Robertas Z, Agnė K. ir Ieva S. Visi jie mokėsi Petro Vileišio mokykloje. O pas senamiestyje gyvenantį Robertą buvo surastas mobilusis telefonas, dingęs nuo pėsčiųjų perėjoje nužudytų Edgaro. Teismas tada Apolianską leido suimti 3, Lauryną 2, o Robertą 1 mėnesiui. Daugelis pareigūnų lygi šiol tiki, jog daugelį nusikaltimų dalyvavo lig šiol nenustatyti jaunuoliai. Ir pagal spėliones visi tie dar nenustatyti jaunuoliai ir buvo iš Petro Vileišio vidurinės mokyklos. Va tau mokykla buvo tais laikais. O teismo posėdyje visi 4 kaltinamieji, išgirdę prokuroro Egidijaus Palaimos perskaitytą kaltinamąjį aktą teismui, tik iš dalies pripažino savo kaltę. Apolianskas nepripažino įvykdęs daugiau nei pusės jam priskirtų nusikaltimų. Jis neigė nužudęs Audrių ir Edgarą. Vytautas teigė, kad jisai iš šalies stebėjo žiaurią jaunuolių egzekuciją. Vienoje šių egzekucijų dalyvavusi Agnė Kaupaitė teigė neketinusi tyčia žudyti Rimo, tačiau nepaneigė fakto, kad prieš auką smurtavo. Laurynas Ramoška savo padarytus nusikaltimus bandė pridengti gaujos vadeivos pavardę, sakydamas, kad išvis nežinojo, ko buvo einama į apleistą fortą, o auką spardęs tik paliepus Apolianskui. Mažiausiai prie nusikalstamos veiklos prisidėjęs Andrius prisipažino dalyvavęs apiplėšint Rimienės butą, tačiau iš moters namų pavogtomis banko kortelėmis sakė nesinaudojęs. Apolianskas buvo taip pat teisiamas ir už neteisėtą disponavimą šaudmenimis. Kratos metu jo bute rasti 2 pramoninės gamybos šoviniai, skirti nešarvuotėms, oro ir žemės taikiniams naikinti. Teismo koridoriuje emocijų užvaldyti nužudytųjų nepilnamečių artimieji negailėjo kaltinamiems moksleiviams niekinančių žodžių. Vieno iš nužudytųjų močiutė spyrė praegnančiai Kaupaitei. Moteris žurnalistams sakė linkinti visiems kaltinamiesiems pačios griežčiausios bausmės. Aš prie jos prisidėsiu ir tikiuosi, kad visi šie šiukšlės gyvena tokį gyvenimą, kurio nusipelnė. Bet daugiau informacijos apie juos nepavyksta rasti. Kaip suprantu, niekas negavo labai jau didelių bausmių, nes pagal surandamą informaciją 11 klasių baigė broliai Ramoškos, toliau mokėsi Kauno mechanikos mokykloje, 10 klasių baigusi Kaupaitė Panevėžio suaugusiųjų mokymo centre. Kaip ir minėjau, visi kaltinamieji savo kaltę pripažino tik iš dalies. Vienintelis vadeiva Vytautas Apolianskas buvo nuteistas iki gyvos galvos. O ką Vytautas Apolianskas veikė kalėjime? Juk praėjo jau daugiau negu 20 metų. Lukiškių tardymo izoliatoriuje dienas leidžiantis banditas pasiskundė, jog pastaruoju metu jį vis dažniau kankina nemiga. Girdisi keisti garsai, vargina haliucinacijos. Apolianskas užsiminė, dėl sutrikusios sveikatos jau kreipėsi į tardymo izoliatoriaus gydytoją, kuris atnešęs kažkokių vaistų. Teisėjų kolegija po pasitarimų Apoliansko prašymą patenkino. Jam paskyrė teismo psichiatrinę ekspertizę, bet nieko nepaėjo. Vytautas liko kalėjime. Bet tai nereiškia, kad jisai nenori iš jo ištrūkti. 2024 m. Liepą Šiaulių apygardos teisme buvo gautas Šiaulių kalėjimo teikimas, kuriuo buvo prašoma svarstyti klausimą dėl Apolianskui paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo į terminuotą laisvės atėmimo bausmę. Dokumente nurodoma, kad laisvės atėmimo bausmę Apolianskas pradėjo atlikti Lukiškių tardymo izoliatoriuje. Nuteistasis 2009 m. vasarį buvo perkeltas į Pravieniškių pataisos namus, o tų pačių metų gegužę į Šiaulių tardymo izoliatorių, kuris dabar vadinasi Šiaulių kalėjimas. Teikime pažymima, kad atvykęs į Šiaulių kalėjimą Apolianskas adaptavosi sunkiai, neprisitaikė prie naujos socialinės aplinkos ir nustatytų elgesio bei bendravimo taisyklių. Net konfliktavo su kalėjimo administracijos darbuotojais ar pareigūnais.
po kurio laiko nuteistojo elgesys ir bendravimo būdas keitėsi teigiamai, o konfliktinių situacijų mažėjo. Kaip teigi prokurorė, iš Šiaulių kalėjimo pateiktų duomenų matyti, kad bausmę atliekantis nuteistasis buvo skatintas, tačiau jos įsitikinimu, tinkamas nuteistojo elgesys bausmės atlikimo metu nėra vienintelis vertintas kriterijus, kadangi tinkamai elgtis yra nuteistojo pareiga. Va, gerai pasakyta, čia ir mano nuomonė. Prokurorė pažymėjo, kad per visą bausmės atlikimo laiką Apolianskas skatintas buvo tik 5 kartus. Tačiau baustas buvo 25 kartus. Oho, net 5 kart daugiau. Nu, kažin per kur čia pasikeitimas ir geresnis žmogus. Iš Šiaulių kalėjime teismui pateiktos medžiagos ir iš paties nuteistojo parodymų matyti, kad yra pastangos valdyti nusikalstamo elgesio riziką. Tačiau anot valstybės kaltintojos, jos vis dar nėra pakankamos daryti išvadą, jog Apoliansko elgesio pokytis yra toks akivaizdus, kad nuteistasis, pastarajam suteikus galimybę atlikti terminuotą laisvės atėmimo bausmę, bausmės atlikimo metu laikysis vidaus tvarkos taisyklių, o išėjęs į laisvę nekels jokios grėsmės. Prokurorė taip pat pabrėžė, kad laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės poveikis nuteistojo Apoliansko asmenybei bei jo elgesio pokyčiams vis dar nėra pakankamas, net po tiek metų, o paskirti bet ką švelniau nei laisvės atėmimą iki gyvos galvos būtų tiesiog kvaila. Nuteistajam buvo paskirta teisinga ir griežta bausmė už jo padarytus nusikaltimus. Ir skyrimo metu jie atliko savo paskirtį. Tačiau metams bėgant, kaip mes matėme iš kitų epizodų, Lietuvos baudžiamoji politika krypsta bausmių švelninimo linkme, o Vytautas, sakydamas paskutinį žodį, tvirtino, dabar jis yra susiėmęs, pradėjo mažiau pyktis, konfliktuoti su administracija, pradėjo gilintis dėl galimybės nukentėjusiems atlyginti žalą. Bet jie nepateikė duomenų, banko sąskaitų ir panašiai. Apolianskas tvirtino, manas, jog privalo atlyginti už savo padarytus nusikaltimus. Tikino, kad labai gailisi, kad nesugrąžins žmonių, iš kurių atėmė gyvybės. Bet viskas tik žodžiai. Šiaulių kalėjimo teikimą išnagrinėjusi teisėjų kolegija nurodė, kad Apolianskas šiuo metu yra atlikęs daugiau kaip 20 metų paskirtos laisvės atėmimo bausmės. Tačiau vien šio formalaus kriterijaus, sprendžiant bausmės pakeitimo klausimą, nepakanka. Tad Vytautas ir toliau lieka pūti kalėjime. O naujausia informacija apie Vycką, bent jau ką man pavyko rasti, tai kad jisai turi susikūręs TikToką. Ir ten kelia, sakykime, gan įdomius savo video. Matyt, Vycką iš rajono išmesti gali, bet iš Vyckos rajoną ne. Šiandienos istorija skaudi. Jauni žmonės, dar net nesuprantantis pasaulio, pasirinko žiaurumo ir smurto kelią. O Vytautas pasirūpino, kad 2 berniukai niekada nepasiektų pilnametystės. Dėl to jis pats tikiuosi supus kalėjime. Ir bent tai yra viena gera šios šiurpios istorijos dalis. Kuo daugiau istorijų atrandu, tuo baisiau jau tampa vaikščioti savo gimto miesto gatvėmis. Bet, kaip visada, norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie šią bylą, apie tai, kodėl jauni žmonės pasirenka gaujų kelią ir ar šiandieninis jaunimas geresnis ar blogesnis nei tais laukiniais 90-aisiais ar 2000-aisiais. O jei pasidalinate video, paspaudžiate like ir dar draugam pasiūlote subscribint, tada jau gaunate labai daug karmos taškų. Dar kartelį dėkui, kad žiūrėjote, jūsų palaikymas man reiškia labai daug. Bet šiandien tiek. Likite budrus, likite saugus ir pasimatysime kitą kartą.